tranzuojam nežinia kur paveš, ten važiuojam. Bet žiūrėkit, išmokau triuką daryti. Iš pirmo karto. Tai va, Gvidas geras kaip masteris, aš jo padavanas. Bet tai žiūrėk, kad padavanas neaplenktų jo masterio. Taigi, back to you. Tiek šiam kartui. Taigi šiandien Liepos 8. Na ką, prasidėjo tikrasis bomštripas. Linksmai pasiėmė viską iš Atėnų, žinoma ir iš Akropolio, leidomės nežinomais keliais į dar nežinomas vietas. Taigi žmonės, spėkite, kur mes dabar važiuojame. Turėjom važiuoti kur į Meteorus, o kadangi šitas labai fainas vairuotojas mums pasiūlė varyti vieną geriausių Graikijos paplūdimių Edijos saloje, nusprendėm spontaniškai važiuoti. Ir aš nemanau, kad pasigailėsim. Jis ką tik nuvarė mum paimti pomidorų. Kaip jaustis? Nežinau. Nemokamai. Kaip jis dėl mūsų? Žiūrėk jis. Kaip jis ten. Lemba. Biškip toks pleiskanotas, ne? Jo, jau nelabai senas, bet jau. Susidėvėjęs biški, žinai. Mūsų... Kaip jį galim pavadinti? Kaip tą žmogų galim pavadinti? Atėti? Ne, kaip... Tėvų. Jo, mūsų tėvas sustoja, aš jau nežinau, į kelintą parduotuvę, dar kažko nupirkti. Duonos, pomidorų, vodės, alaus ir dar... Aš riešutų dar pasiėmiau ir dar jis kažką perka mum. Aš tuoj apsiverksiu ir paprašysiu, kad mane įsisūnytų vietoj čia iš šuniuko. O ką šuniukas darys? O ką šuniukas, mes kartu būsim broliai iš to pačio įdekliuko valgėsim, žinai. Ten kokį paštetą ar dar ką. Nežinau net nuo ko pradėti, viskas buvo taip tobula. Ir viską labai turim padėkoti mūsų labai mieliam žmogui, kurio vardas yra Panos. Ir jam labai dėkoju. I have to wash my hands because I just... Naujasis tėtis nuvežė mus į didžiausios Graikijos salos kaimelį – Kalamos. Thank you very much, Panos. I really hope you will see. So I didn't get your names. One more time, I'm difficult with the names. Efka. Gvidas. G.U. Gvedas. Yes. Your name is easy for me because I have a friend like this. And Okay. actually Panos means the girls in Lithuania. Like a lot of girls. The girls, Panos. Ką jūs, Panos? Okay, guys, take care. Take care. Okay, thank you. Thank you very much. Mūsų maišuose yra ne už mūsų pinigus pirkti tokie alus, vodkės ir mes dabar einam į paplūdimį, kur pasistatysim palapinę. Gvidai, gali pasimti man kelnes, o nukris. Okay, ačiū. Tetuks išrinko gerą alų. Sakė alfa. Alfa alus, ne beta, bet alfa. Ryt planas dingti iš šio rojaus. Maža progreso. Interneto nesugadintas kaimelis. Neleis turbūt viešinti šio... Išmok skaityti. Prašau, bet aš taip nedarau. Kaip tai? Aš rašau, bet neskaitau. Maksas. Jo čia visa hebra juda. Viskas super geras laikas. Palapinė. Šitas paplūdimys susidaro iš dviejų dalių. Viena, kuri yra už tavęs, yra šiaip toks palapinių miestelis. Ten esame ir mes apsistoję. O čia tikriausiai kita dalis. O čia
Yra kita dalis, va, už šitą kalną. Matot, vietiniai atvažiuoja su motais, O kaip mes atvažiuojam, Gvidai? mes su savo tėčiu. Kur žmonių. Hello. Taigi vietiniai labai draugiški, kaip man. Štai šikšnosparnis. Ką, šildom? Bomštripas, nebra. Sveikatą. Jeigu jis tave mato, linkėjimus jam perduok. O mano tėve, linkiu tau gero tėvo ir gero laiko. Linkiu tau tėve mūsų sutikti dar kartą, lauksim tavęs kely. Ir lauksim tavęs kely. Ir vėl įpilsi, ir vėl kalbėsim apie džiną ir su toniku. Maišysim dar vieną Sex on the Beach, visai ne, bet galėsim ir jį sumaišyti. O mano tėvai. Tėvai. Žinai, kodėl turiu 2 skardines, bet kai viena pasibaigs, galėčiau užkart kitą gal. Eisiu kitą pasiimti tuo metu.